Labas rytas, bičiuliai, dar viena E-Crossas Inside serija ir šiandien su jumis sveikinamės iš pajūrio, iš Klaipėdos, iš Uostamiesčio ir iš Opel atstovybės. Kodėl mes atvažiavom į naujų automobilių saloną, tuoj pat sužinosit. Varom. Nu ką, ir mes esam Opel centro kėbulinių automobilių ceche. Pasižiūrėkit, kėbuliniai darbai, kokie verda prie kokio modelio. Pasižiūrim, ką mes turim. Mes turim Opel Kadetą, kuris visiškai šviežias, naujas ir ką tik perdažytas ir bus pradedamas rinkti. O čia atvažiavom pas mūsų klubo naujoką. Autosportė tikrai ne naujokas, bet tai yra naujas mūsų klubo narys, tai yra Linas Petrauskas. Labas, Linukai. Sveiki. 100 metų. Nu jau ne 100, bet jau to bus 10. Arti. Linai, pasakok dabar, kas čia vyksta, kodėl oficialioje atstovybėje, sakykime, kėbuliniam ceche su tavo Opeliu, kokie čia darbai verda? Aš Tomu juokavau susitikus, sakau, faktiškai turėsim gamyklinį paruoštą Opel Kadetą, kadangi Opel atstovybėje darom. O jeigu rimtai, tai smagu patekti į naujokų rubriką, bet esam naujokai su patirtim, krosą esam važiavę ir pasirinkom Opel Kadetą vien dėl sentimentų. Tėtis pradėjo važiuoti 2004, 10 metų atvažiavo, 3 sezonai teko man ir turėjom nemažą pertraukėlę. Tai šalia vėl turim Kadetą. Kadeto kėbulas yra legendinis ir jums visiems gerai žinomas. Gal šiek tiek vėliau papasakosiu būtent kieno. Jo, tai dabar būtent kokios stadijos yra, koks procesas šiuo metu vyksta dabar? Iš esmės saugos lankus turim, variklis yra prieš 2 dienas pas Hamut ant stendo prasuktas, važiuojantis. Tai liko surinkimas, testavimas ir už kelių savaičių į pirmą etapą. Kokią pertrauką turėjai, kokią ilgą pertrauką? Nes atsimenu tave puikiai lenktyniaujant, tu dabar paskui kažkur dingai į užkulisius. Jo, tai iš tikrųjų turėjom 13 labai sėkmingų sezonų ir paskutinį sezoną 2016 metais turėjom visą sezoną gedimų su varikliu ir paskui turėjom akmenį krešą, po kurio jau automobilio nebeatstatėm. Buvo šiek tiek klystkelių žiedo trasose, bet labai ilgai ten neužsibuvom ir su komanda mūsų vidinė nusprendėm, kad reikia vėl važiuoti krosą. Kodėl žiedas neprilipo? Iš esmės, tikriausiai, kai tave tėtis 8 metų atveža į kroso trasą ir ten 10 sezonų augina, būt kitoj autosporto šakoje tiesiog tampa labai sudėtinga ir svetima. O tas kėbulas, kuris dužo akmenį, jo likimas koks? Viskas ten buvo netvarkomas, lankai griuvo? Tai tas kėbulas atvažiavo lygiai 14 pilnų sezonų, sąžiningų, ne čempionate, pirmenybėse, tos lygos keitės vadinos, bet dužo stipriai ir mes jo jau nebeprikelinėjom. Tai tik keletą agregatų simboliškai perkeliam šitą kėbulą. Supratau. Tai dabar šitas kėbulas visiškai šviežiai pagamintas ir lankai viskas nauja, ta prasme, ar tu jau pirkai su lankais kažkokį? Po teisybei šitas kėbulas gal buvęs savininkas neįsižeis, tai yra Tomo Poleko legendinis Kadetas, geltonas, ne tik Šiauliuose, bet ir visose drago trasose gerai buvo įsimintinas. Ir mes jį nupirkom, kurį laiką palaikėm sandėlį ir nusprendėm, kad šitas kėbulas yra tinkamas varžybom, visiškai švieži saugos lankai sudėti. Aišku, naują variklį susirinkom, susitvarkėm, ką reikėjo, visą ekipuotę, sėdynės, diržai, tai iš esmės šviežias automobilis išvažiuos į trasas. Supratau. Tai dabar visas tas procesas šiuo metu yra džiūnančios, matom, durelės, ar ne? Taip. Tai jisai ką tik iš dažyklos. Aš nepameluosiu, tiek tėtis, tiek mano dėdė yra išauklės, kad tikrai reikia ruoštis krosui ne paskutinę naktį ir 2 savaitės prieš mes jau valydavom langus, bet turėjom tokį force majeurą prieš 4 savaitės. Užlinko mūsų variklis, nutrūko įtempėjęs ir pasidarė didelę nelaimę. Tai visi darbai stipriai pasistūmė, pavėlavo, susirinkom naują variklį, startuosim, bet gal ne su tokiais skaičiais, kaip norėtumėm, bet čempionatą suvažiuoti tikrai planuojam. Durelių testą. Vatėgiokas norėjo padaryti durelių testą, bet durelės dar ten. Gal jūs kažkaip ten pakabintas galit pratestuoti? O šiaip Ne, mes testą pratesim per pirmas varžybas. Testą pratesim per pirmas varžybas. O šiaip kodėl Opelis, ne Golfas, ne dar kažkas? Ir tiek metų dar. Ir tiek metų vien Opeliai. Tikriausiai viskas yra natūralu, kas dar atsimena tuos gudžius 2003-2004 laikus, tada
Honda autosporte kaip ir nebuvo, jos buvo netinkamos krosui ir dominavo Volkswagenai ir Opeliai. Tikriausiai 50-50 tais laikais. Dar Fordų keletą buvo, bet Opelis Volkswagen. Tai jisai natūraliai atsirado, iš esmės 2004 metam, 92 metų kėbulas, tai 12 metų senumo 2004 metais apynaują mašiną į sportą buvo tėtis paleidęs. Ir paskui tiesiog rankos atmuštos, visas safety stokas detalių prie Opelio. Ir paskui šiaip mums rezultatyviai sekė su juo važiuoti, kažkokių labai didelių nusiskundimų neturėjom, taip ir liko. O dabar kodėl pasiėmėm ne kokią Astra G, kas būtų buvo daug pigiau ir paprasčiau, tai iš esmės sentimentai. Toks kaip šeimos autosportas ir tiesiog mums smagu su kada tokie buvo važiuoti. O klausyk, aš Facebook'e tavo profilį šiek tiek atsidaręs paskrolinęs, radau, tai ten yra Skona kažkokia daryta ir Manta, man atrodo, Opel. Tai jūs ten su tais Opeliais šiek tiek platesnė gama, su tėvuku čia dirbat, ar kame ten tie reikalai? Tai iš esmės mes su tėčiu, sakykime, savo malonumų išsimam automobilių restauravimu. Turim Mantą, turim Skoną B, turim vieną Kadetą Road Legal irgi su DTM išdažymu. Tai tiesiog yra geras laiko praleidimas su tėčiu garaže, su dėdė ir, nežinau, for fun. Smagu turėti gražius modelius. Tai tu dabar ruošiesi sugrįžti į krosą. Koks yra sezono planas? Kokia lyga, klasė ir panašiai? Lietuvos čempionatas, Super 2000 klasė, tikslai paprasti, tai prasimankštint raumenis. Ko gero būtų sėkmingiausias sezonas, tai švariai suvažiuoti varžybas, be didelių nuotykių, be didelių gedimų ir eigoje žiūrėtis, kaip seksis tas rezultatas. Anksčiau priskinęs titulų nemažai visi? Jo, ganėtinai nemažai. Čempionate nevažiavau tais laikais Lietuvos pirmenybėse, tai tą paskutinį sezoną metiniai pavyko būti pirmam, bet grįžtam po ilgo laiko, grįžtam su patirtim ir bijau, kad ta patirtis nepakištų kojos, nes smegenis atrodo, kad tu gali greit važiuoti, o reakcija, įgūdžiai, ko gero, prireiks laiko atsigauti. Tai taip stengsiuos labai save pristabdyti, prasivažiuoti, prasitestuoti ir greitėti po truputį. Pirmas etapas jau visai netrukus, gegužės 4 diena, Pavilkijo trasa, organizuojame mes, mūsų komanda E-Crossas. Su Pavilkiu kiek santykių turėta? Važiuota, bandyta, matyta, būta? Važiuota, bandyta, padarytos visos įmanomos šakių naujokų klaidos savo laiku, kur baisiausias atrodo kalnas nusileisti, iš tikrųjų klastingiausiai vieta yra kylant. Tai ten dar ir su Arnu ir incidentų turėjo. Tai jo, tikrai tekė važiuoti, trasa pažįstama. Iš esmės labai laukiu, vieną smagiausių trasų, pareikalauja daug kompetencijos kažkiek tais ir kiaušinių tarp kojų, tai labai smagu man. Supratau. Tai dabar per kiek laiko planuoji automobilį pilnai susirinkti, kad jau, sakykime, dar spėtum gal kokį ratą kitą graždų, kokioj trasoj prasuk, pratestuoti pusašius ar panašiai? Aš labai tikiuosi 1,5 savaitės ir važiuosim darytis testus, nes iš esmės techninė dalis, amortizatoriai, pakaba, stabdžiai, variklis, viskas padaryta, saugumo agregatai sudėti, tai, sakykime, liko labiausiai estetinis vaizdas, durelės, stiklai, ten pasireguliuoti diržus ir nebent testų metu kažkas išlystų labai naujo. Supratau, tai dabar jau variklis matom kabinete, viskas sujungta jau praktiškai, užkurtas, jau galim kurti, galima... Jo, tai prieš 2 dienas buvom ant stendo, prasukom, palaiminu, sakė, važiuok. Tau gerai, kad čia stendas vietoj kamutas, mum iš Panevėžio pas Valdelį tai reikia važinėti 100 kilų, žinai. Tai visiškai šalia, tai prasuko, sakė, okei, viskas tvarkoja, važiuos. Ar galime atskleist paslapti, kokie skaičiukai yra po tų testų, ar palikim paslapti? Skaičiukai kol kas nėra ko pasidžiaugti. Pirmojo variklio prieš sugedimą buvo geresniai, dabar susukom varganų 170, bet neliūdina, nežinau. Krosas yra toks dalykas, kur ne visada tie skaičiai nulėmė. Sezonas ilgas, galiausiai gal ne vieną sezoną važiuosim, tai tiesiog važiuosiu protingai prasibandyti mašiną ir žiūrėti, kaip seks. Man dar labai įdomu vienas klausimas. Vieni automobilius gaminasi garažuose, kiti servizuose, tu oficialioj Opelio gamintojo atstovybei. Aš ką tik tą norėjau užbėgti už akių, nes aš kaip už kadro kalbinu visus kitus ir pratęsi tu. Tai, kiek supratau, tavo tėvukas čia vadovauja Opelio centre, tai užtat čia ir mes esam Opelio centre. Jo, apie mini komandą, kuom aš galbūt skiriuosi nuo didžiosios daugumos sportininkų,
Tikrai, kai tėtis važiuodavo krose, kiek galėdavau, sėdėdavau garaže, rinkdavau, dirbdavau, šitas projektas yra išskirtinis tom, kad aš nieko nedariau prie šito automobilio. Vakar per visą projekto eigą dirbau vieną dieną, užpučiau dažus ant kėbulo. Tai iš esmės projektas yra inicijuotas, padarytas iš esmės nuo nulio mano dėdės, Romaldo Kontrimu. Labadiena, Romaldai. Romaldas unikalus yra tom, kad tikriausiai taip su šiek tiek nepertraukų, krose mechanikų dirba nuo 88 metų. Tai visais tais krokodilų legendiniais laikais. Jau pakalbėsim atskirai. Nuo praeito amžiaus. Antrą amžių ir nežinau, kelintą dešimtmetį mechanikauja krose, tai iš tikrųjų taip gražiai sutapo, kai mums nutiko krešas, sugalvojom važiuoti krose. Romas išėjo į pensiją ir sako, nu ką, sveikatos turiu, ką aš čia veiksiu, darom tą mašiną ir lėksim. Tai būtent čia yra iš esmės mano dėdės ir tėčio projektas, aš pabūsiu šitoj roliai tik driveris, baltom rankom užsidėsiu pirštinės, įsėsiu į mašiną, nu ir stengsiuosi nenuvilti komandos. O pats šiaip gyvenime, ką veiki, kuo užsiemi, apart sportų, pagrindinis tavo kažkoks užsiėmimas? Jeigu kalbam apie darbo rutiną, su automobiliais neturiu nieko bendro, kas liečia, dirbu projektų vadovu, o visas kitas laikas, tai kaip ir gal daugelį šeimų, kaip ir daugelį gyvenimų, tai šeima ir hobis, kaip ir kalbėjom, manta, skonio, automobiliai, kažkokie renginiai, varžybos. Supratau. Nu ką, tai turbūt, kad reikia pakalbinti vyriausią mechaniką, gal galima iš čia pakviesti arčiau automobilio, vyriausias mechanikas ir pareigom ir amžium turbūt. Nu jo, ko gero. Tai nuo kurių metų konstruojat, mechanikaujat ir dirbat? Mechanikaujam nuo 85. Nuo 85. Ko gero autokrosas, kai prasidėjo tas toks tikrasis, gal dar netikrasis. Nes tada, sakau, grederiai nevažiuodavo po trasą. Kai mes važiavom, trasos būdavo be grederių ir buvo įdomios žiūrovam, tik nedalyviam. O jūs pats ar būdavot ir vairuotojas, ar tik mechanikaudavot, pamėginau kažkur pavažiuoti, bet žiūriu, kad man geriau tinka garažą, negu važiuoti. Kaip atrodė tuometinė kroso technika, kokios buvo klasės, gal pamenat, kokios mašinos važiuodavo? Na, mūsų buvo Gargžduose, buvo Garsos klubas, Viesulas. Ir buvo ponas Žemgulis Algimantas, mūsų vadovas. Nu, po to išėjo Fordo direktorium patapo. Nu, ir turėjom superinės sąlygas mes RSO, tais laikais vadinasi RSO, buvo 5 boksai ir turėjom, automobiliai buvo 2 kibuliniai, Uazikas, kur aš ten jau prisidėdavau prie to Uaziką, Krokodilas, nu, ir palaukas, ir bagiai dar buvo su Zazu varikliu. Mes turėjom beveik visų klasių po atstovą. Ir darydavom patys varžybas, trasų, kiekvieną metą naujoje vietoje trasą būdavo, paskui dabar jau Gargžduose biškį nusistovėjo. Nu, o šiaip dabartinis krosas yra dalyviam tikrai smagus, sakyčiau. Kiek, sakykime, pasikeitė pati technika per tą laiką, automobiliai modernėja, tobulėja, kokį iššūkį jums kaip mechanikui dabar naujų atsiranda, kai konstruojate jau, sakykime, naujesnės kartos automobilius, negu senus kažkokius tai krokodilus ar remontuojate bagius su Zazo varikliu? Nu, principė dabar pasirinkimas, sakykime, iš kitos pusės yra atsidarai internetą, performance. Ir turi dalių sąrašą kokiam? Dėk. Tik tai įjung, tark smegeninę, kad tau besuderinti visą tą agregatą. Tinka, netinka, ar tu ten... Ir neklausyt, ką kiti sako. Aš tą įsidėjau, aš lekiu atsiai. Tu gali dėti, tu nelieksi. Tau pats turi perprasti. Nu, tai ir šitas dalykas kitą kartą kažkaip ir tą fantaziją atmuša. Galvoju, nu ką tu čia konstruoji, dirbi, vargsti, yra gatavas, yra padaryti. Reilai, viskas, ką tu nori, pasiemi. Čia mes konstruavom reilą, kūrą, tą glušinį, ten užvirinį, nu kažkoks toks burtai tokie. Savaitį pravargstant kažkokį. Nu ir kaip tik, kai varėm ant stendo, čia prieš tas 2 dienas atvarė, po mūsų atvažiavo Kragas, aš dabar galvoju, kuris važiuoja. Jo, jis važiuoja Rally Cross'e su Škoda 1.6 Super. Ai, net, sakau, aš net skyriau markį kokį, nuimti priekis, nuimtas. Tas varikliukas santykinai erdvė užimančia yra, nu, aš nežinau, nu, mažylis. O kiek jis ten prisuko, tai fantastika. Ten turėtų būti arti 300 arklio kaip nieko. Tai tas net Hamutas irgi sako, mes išvažiavom ir jis mato atvarą, atvažiuoja tą
o sako, čia jau bus kažkaip įdomiau. Tai mūsų yra irgi, sakykime, ne pati senoji versija, bet jau su naujom reiškiniu. Uždegimas, viskas šiuolaikinė sistema padaryta. Kiek laiko trūkot sukonstruoti visą automobilį nuo pliko rėmo iki to, ką dabar matom? Pasakyčiau taip, kad patarčiau, kadangi iš tiek nuo nulio daryti automobilį neapsimoka. Jeigu tu neturi, sakykime, tokio garažo, neturi 2 žmonių, kurie dirbtų nuo ryto iki vakarą. Nu, šitą, sakykime, aš laiką turėdams, pensininkas būdams 3 metus renku po šiai dienai. Neturėjom lėšų, nebuvo lankam, sustojom, nedarėm, nedirbom, variklis išbiro, reikia kitą ieškoti, vėl laiks tempės. Neapsimoka. Geriau imti kažkokį nedabaigtą. Pagamintą, nedabaigtą. Ir kad tu galėtum tą kokį 300% savo kažką įdėti. Bet tik ne 100%. Čia nesąmonė. Krūvinas darbas. Čia krūvinas darbas ir baisu. Tai į pirmas varžybas atvažiuosit mechanikauti, Linai? Nu, mes, kaip jau Lins minėjai, mes mechanikauti nevažiuojam, mes važiuojam žiūrėti. Nes geriausiai ir pasiruošti lenktynėm dar čia, kad nereiktų per varžybas varikti, ne? Ir mes kraudom į tą autobusiuką techninį įrankių pusę dienos, visus ten. Paskui jau patirtis parodė, taip, mes važiuojam neremontuoti. Įsidėjom replės, atsuktuvus 2 ir užtrauktukų krūvą. Jūs jau pasiruošę iš anksto viskam? Ne, nu pajuokaujam. Bet, nu, pirmas posūkis parodys. Pirmas posūkis parodys, ten būna. Tada ar mes jau čia atmušmum fantaziją, ar čia dar kažką darysim. Tai vat ir, nu, jaunuoliui, mano sūnėns, aš jam pasakiau, tu dabar naudokis mumis, kadangi mes už atlyginimą tau mokėti nereikia mums, dirbam iš idėjas ir tau tikslas toks, jis čia pradžioje biškį mėgindavo pavadovauti. Geri sakau, tu pabaigsim, pradėsim, davai užduoti ir prieš varžybas ateini, pasižiūri, tvarkuoji, sėdi įvairuoji. Viskas, daugiau be klausimų. Be klausimų. Supratau. Tai tokį principį padaryti. Nu ką, tai metas pakalbėti ir su Lino tėvuku, irgi mums puikiai pažįstamas. Labas, malonu susitikti vėl po ilgą laiką. Tai kokie dabar procesai verda šitose dirbtuvėse, kas dar liko tik tai sudėti, surinkti ir pabaigti? Liko sudėti veidrodėlis, durelės, įdėti stiklus ir jau būsim pasiruošę varžyboms. Tai nebus postojant nakties projektas, ne? Kaip dar iš vakaro ant stendo kažkur važiuoti, sukti, reguliuoti, jau viskas kaip ir sureguliuota. Taip, viskas yra atlikta, bet kaip būna, taip, kad ir 2 savaitės ir tos paskutinis naktis. Tai reikia per tas 2 savaitės dirbti ir vis tiek turėtumėm suspėti. Bet kaip suprantu, dirbti galimybės čia yra puikios, nes čia yra oficiali Opelio atstovybė ir remonto dirbtuvės. Taip, turim leidimą dirbti, nusidažom, nusišpakliuojam, nutrinam, tą, kaip sakoma, vadinamą ir paramą. Tai mes turim tą galimybę. Nu, darbo sąlygos iš tikrųjų čia geras dirbti, darbo sąlygos labai geros, tai esam dėkingi, kad mumis ne tik darbė galim būti, bet galim ir laisvalaikio tas, kaip sako, automobilį susiremontuoti čia. Bet ir jūsų pačių hobis tas toksai yra, ne tik darbas, ne tik laisvalaikis prie sporto, bet ir hobis yra senų automobilių restauravimas, kūryba. Aš mačiau pas Liną, kaip sakiau, tų nuotraukų, skonų, mantų, visokių. Kas ten per procesus jom, kam jūs jas darot, kaip ten darot ir panašiai? Kas ten per restauraciniai dalykai? Čia greičiausiai sugėdom jau, kaip susirgom, Opelį lygom. Tai dabar jau turbūt nebeišgysim, jau ir mirsim su Opel ženkliuku ant kaklo. Tai taip, laisvalaikiu restauruojam automobilius, tos būtent išskirtinius, kurie dalyvauja pasaulio rally, kurie turi išliekamai vertę. Tai aš prisidedu prie Lino sugalvotų projektų. Tai kiek jau tokių senovinių modelių pavyko restauruoti per tą laiką, kai užsiemat? 1, 2, 3... 2 restauruoti pilnai, dar 2 projektai stovi. Pradėti, jiems reikia ir laiko. Kokie dar modeliai laukia, nes Askonos ir Mantos projektai, kaip ir mačiau šiek tiek. Dar Opel Kadett GSI originalą. Važiuoklį turim padarę, beliko tik tai kėbulo paruošti. Pusiau. Ir dar vienas ir toks mano numatys, Lins neleidžia pirkti, bet tai tegu būm tik bišk paslaptis. Supratau. Išlaikykim intrigą, ne? Tas projektas dar išlys. Supratau. O gal ir pats išlysi kažkada į aikštelę su kokiu sportiniu automobiliu, dar, kaip sakau, parodyti sugebėjimus? Kiek važiavęs pats, kiek lenktyniavęs? Aš anksčiau važiavau krose, tai man neblogai sekės vienais metais, tapau 2 litrų
klasės nugalėtojų, o šiaip kartais į Kačerginį su Linu nuvažiuoju, savo kolegas įsikviečiam iš darbo, bet jie labai stebės, kad aš juos biškai aplenkiu. Jie niekaip nesupranta, kaip tu tiesiai, kaip tu čia seni, taip važiuoji ir mumis lenkia. Yra patirtis, yra supratimas, suvokimas apie stabdymo trajektoriją. Jo, gazas stabdys mažiau ir žiūri, kad tu vis tiek ir pat šito darė. Netraukia dar kada sugrįžti krosą, kokį modeliukų, taip ant lengvo prasivažiavimą? Žiauriai traukia, bet norėčiau, kad būtų kokį klasį, ten virš 60. Veteranų, ne? Veteranų, ten tikrai važiuočiau. Tai reikia krosą komisijai siūlyt, kad kaip support kažkokią papildomą klasę čempionate arba net ir įskaitinę čempionatinę klasę organizuotų kažkokią veteranų įskaitą, 50 plus, sakykime, ar ten kažkiek. Taip. Tai aš manau, kad rastum ką atsivežti trasą pasigaminti kokį modelį, ar su sūnaus? Jeigu jo neapversim, tai su sūnaus, jeigu ne, pasidarytumėm kažkokį būtent tai klasiai. Supratau. Čia mintis gera. Mintis Laskui būtų labai gera. Manau, klasė tikrai susidarytų. Mes tą mintį perduosim. Ačiū labai, smagu matyti. Reikia kristi man po kamerą, Romai užstokščiau. Pas Kviliūną, tai aš ten buvau. O, dangtelį dėsit? Jo, patimės. Kad akmuo nepalystų koks. Jo, bet atsipijojam lengviau žvaigždės pasižiūrėti, kai yra. Ai, čia tą vėlianuką statėm 100 kartų, beveik. Egidijau, tai tu su opeliniais motorais draugavęs irgi nemažai? Tikrai taip. Tavo pirma mašina krosinė Opelis? Mano pirma krosinė mašina Opelis, Modesto Banelio, žinant Lietuvos dabar čempioną, tai negaliu sakyti, kad visi, bet beveik visi motorai buvo mano, tai ir dabar, kiek žinau, lyg ir susidėjo mano motorą. Tai. Nes sakė, atlaikė ten jam kelis metus, buvo patenkintas, tai vėl tą patį įsidėjo, kiek žinau. Šiaip krose dominuoja Opeliai ir Volkswagenai. Taip. Ir kas čia su jais taip yra, kad čia jie taip įsitvirtinę? Jie leidžiasi, kaip pasakyti, tam patobulinimui ir šiaip patvarumas jų yra labai stiprus, ta prasme, tai tas pats GTI, GSI, jeigu saim ten nekalbant apie variklio kodus, o apie žinomumą, tai GTI ir GSI buvo tų laikų brandas, kuris tarnavo ir dabar jie tarnauja ir jų su žiburiu neberasi, jeigu ir yra, tai arba labai prastas už didelius pinigus, arba labai geras dar už didesnius pinigus, ta prasme, tai... Aš nesuprantu, kad jis šiandien negalėtų su motorus važiuoti. 8 litrai 100, ko gero, gatvėje. Taip. Jėga, sukimus. Taip. Klasika. Labai geri motorai ir... Tai va. Ir smagu. O klausyk, Olinai, o dizainą planuoji kažkokį dėti? Ar bus Opelio motorsportinės spalvos kažkokios? Jo, bus Opel Motorsport. Prieš šimą atvažiuoju, nespėjau dar užvrapinti plevelės, tai bus 3 Opel Rally. Geltona, juoda, raudona? Geltona, mėlyna, raudona. Geltona, mėlyna, raudona. Jo, taip. Tai dar pamatysit, gal iki kol sumontuosi video, atsiųsiu greit nuotrauką, kokį turėsim liverį. O, gerai. Bendrai, kai visą automobilį matai kaip sutverta, koks tavo įspūdis, pirmas mintis? Tiesiai šviesiai visada nemeluodamas ir sakau, žinant, aš Liną žinau iš anksčiau, ta prasme, ir jo tėtį, nes teko, man atrodo, gal ir trasoje susitikti kažkada mes. Gal ne vienoj klasėje mes ten esam buvę, bet varžybose tikrai esam matęs ir senai vieni kitus pažįstam. Tai va, tai žinant jų netgi eigas iš socialinių tinklų, kaip ruošiami būtent tie kiti modeliai, ten, va, kaip sakė, Mantos, ten kitas tas kadetas, ten, tai labai kokybiškai, labai tvarkingai, labai daug meilės įdėta, tai ne tai, kad atmestinai, žiūrint, kad ir patį mes saim šitą Opeliuką, tai raskit man laidų. Paieškam laidų. Kiek jų čia yra? Ta prasme, į galą tai ten iš vis. Į Akumo masiniai pagrindiniai, sakei, USB telefonui pasikrauti. Vienintelis laidas, kurį aš matau, yra USB telefonui pasikrauti. Ta prasme, čia tvarka, ne? Tai visų pirma prasideda tas kruopštumas ir jeigu būtent šituos sportininkus apkalbėti, tėvuką ir Liną, tai tikrai pas juos yra kruopštumas. Ta prasme, aš nežinau, kiek yra mechanikų indėlio, kiek yra jų pačių, ta prasme, darbo, bet
kad ir į seną techniką, kurią labiausiai reikia gerbti, tai padaryta šiuolaikiškai, tvarkingai, be jokių ten kažkokių papildomų kronšteinų, papildomų laidų, ten išeina iš vienos ten 5, nu viskas va, tikrai šių dienų aš, aišku, ten rimti sportininkai tegul nesupyksta, ten kokią Škodą paimkim šių metinę, tai gal ir daugiau rasi visko negu čia, nes čia ko čia reikia? 5 fiškės po kapotų ir 2 fiškės į galą, sakykime, nu viskas ten. Tai va, ir tai yra viskas paslėpta, gražiai, niekur nematomai, saugiai, kokybiškai, iš tikrųjų labai taip, nu, meilės daug įdėta. Žinai, aš įtariu, kas žiūrės šitą siužetą kokius 2-3 kartus. Tikrai žinau. Raimundas Kukenys. Ir Kukenys, ir Modestas žiūrės, manau, ir Donce koks žiūrės, tikrai. Ta prasme, visi opelistai žiūrės po 2 kartus, bet Kukenys žiūrės 3 kartus nešekadėtas. Nu taip. Dar toks niuansas, paprastas, sakykime, ne. Vaką tau sukonstravo, tą atidarai, kas laikys? Nu. Ant lankstų net batas. Taukšt. Va. Neprisiliedau. Ne. Pažiūrėk, va. Sakau, iki pat smulkmeniškų dalykų. Apgalvota viskas. Apgalvota. Pakabinimą reikia 2 dienas galvoti. Nu čia nėra ką žiūrėti. Bakas užuodėtas. Nu jo. Nu va. Smulkmena, bet malonu, kaip sakoma, ne? Technologija. Klausyk, taip, piktokai taip. Nu, kad nebūtų daug garso, bet, žinai, mažai dūmų ir mažai greičių. Nu, bet gerai, skamba gražiai, piktai, viskas tvarkoj. Ar yra, kas prisideda apart šeimos prie viso šito projekto, gal kažkas tai irgi palaiko tą visą tavo sportavimo idėją ir panašiai? Su sponsoriais yra mano tokia patirtis, kad žiedam mes turėjom nemažai rėmėjų, nemažą biudžetą ir krosę pasirinkom, kad tikriausiai yra paprasčiau važiuoti iš savo biudžeto, nes rėmėjams reikia atidirbti, o tas atidirbimas dažniausiai būna irgi sudėtingas ir imlus laikui. Tai važiuojam iš esmės iš savo biudžeto, vienintelį turim partnerį Klaipėdos rajono savivaldybę, sporto centrą, tai aš kaip Klaipėdos rajono savivaldybės sporto centras su jais sutariu, tai jie bus mūsų šių metų kolegos, važiuos kartu. Tai linkėjimai Klaipėdos rajono savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybės, nes mūsų partneriai irgi yra rajono savivaldybė. Tai. Kaip ir pas visus atvykusius randam užkulisiuose irgi įdomių dar. Tai užėjus už ten galim parodyti. Galim parodyti? Galim parodyti. Nu pažiūrim, ką rado Egiokas užkulisiuose. Egiokas mėgsta vaikščioti užkulisiuose. Čia tik reikia atsargiai, kad Kukenis nepamatytų, nes gali po to panorėti pasisavinti užkulisių tą turtą. Oi. Dar vienas. Tai čia tas GTI koks nors? Ne, čia iš esmės... GT. Iš esmės tiesiog Opel kadetas, kuris stovi. Bet žinok, aš tau pasakysiu, jisai stovi labai nuo gatvės, nes jeigu važiuos Kukenys, tai pamatys. Užrakintas, nežinau. Tai čia jisai tiesiog laukia savo eilės restauraciją, ar čia yra atsargai tau? Iš esmės radom vieną modelį, negalėjom nenupirkti. Ai, čia ta Techniškai mintis. sutvarkėm, nežinau, kam jis čia stovi, GT versija turi technikinę apie nieką. Čia taip pat kaip aš randikoltą perki. Reikia? Ne. Kodėl perki? Nes, reikia. Jo, žiauriai smagu. Opelistų krašte atsidūrėm čia. Radom tokį vieną įdomų inžinerinį sprendimą, nelabai suprantam, ką čia reiškia šitą traukę. Kažkoks odega. Tai Vyr Mechanics, paaiškinkit, kas čia per išradimas. GAZ 51, kai aš gimiau, atsimenu, buvau GAZ 51. Kapotą uždarydavau. Būdavo 2 kapotų uždaryti. Ir čia yra, kas, bagažinės užraktas? Čia ir bagažinės užraktas, bet kadangi tai reikalavimai yra, kad turi būti minimum 2 vietos uždaromos, tai va, dar yra pilkos.
Romas Drovis, čia Romas dedant visų savo sportinių mašinų nuo 87 metų. Čia įdėjo normalės kilpas, to nebeturėjo kur panaudoti ir vis tiek įdėjo. Tai čia jo kaip mechaniko trofėjus. Čia kad jau būt garantuoti uždarytas. Garantuotai čia. 50 metų trofėjus. 50 metų važiuoja šitą technologiją. Technologija, va. Technologija. Ką radai? Tavo nuotraukas radom, Markelevičius. Tai čia tas pats kadetas. Pala, tai čia mano nuotraukas? Žiūrim, tai Markelevičius. Tai kur čia fotkinta? Detalizuoti negalėčiau. Aš net nebepamenu, kur aš čia buvau. Aš nežinau, ar tada buvau gimęs, kai tą nuotrauką darė, bet... Jo, čia negali būti kokia Lenkija? Ne, gal ne Lenkija, gal. Ne, Lenkija mes Antanaičių buvom su Fiatu. Čia kur? Neįsivaizduoju, pasirodo šitą mašiną aš esu fotkinęs kažkada prie Brazausko, nu gal biškai vėliau. Tais laikais, kai tą mašiną važiavo Dragė kaip Draginis automobilis. Atkasėm archyvus. Aš pats nebeatsimenu, kur aš buvęs per tiek metų. Turim dar dalių nuo seno to kadeto likučių. Galimai Poleko rankom vrapintas karbonas dar išlikęs. O, tas savo, tai čia metų kiekiam čia? Neįsivaizduoju, nežinau, kada Polekas pradėjo važiuoti, bet aš įsivaizduoju, 20 gali siekti. N metų čia jau. Nu va, ir dangtis. Žodžiu, dar šitą dangtį reikia perdažyti. Jo, liko dar nudažyti. Va, dangtelis. Prašau, va, į vietą. Ir dar, va, mechanizmas šitas, aha. Mechanizmas. Technologija. Ir dar vidradėlį yra iš seno kadeto. Tai klausyk, žiūrėk, tai praktiškai mes turim spalvotą dangtį, ne? Taip. Turim veidrodėlis ir praktiškai dizainas ir... Ir realiai turim, taigi čia geltonos spalvos eis, tai gal net palikti nedažyti. Tai gal, žinok, gal ir tau čia tiks visai? Čia veidrodėlis užsidės, čia geltonai. Reik palikti. Reik palikti, žinok. Žiūrėk, veidrodėlius sutarėm, tikrai paliksiu, dėl dangčių pagalvos. Jo, autentikos palikti biškį šiek tiek, kad va, to senojo modelio prieš tai, va. Dėl, sutarėm. Nu va, super, turėsim spalvotus salotinius veidrodukus. Nu ką, bičiuliai, tai ačiū, kad žiūrėjot dar vieną Crossas Inside seriją. Su Bulkutėm grįžtam iš Klaipėdos. Buvom pas Liną Petrauską ir apžiūrėjom jo Opel Kadett. Tai ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad sekat, ačiū, kad prenumeruojat, tai rašykit komentarą, spauskit laiką, subscribe ir visi susitinkam gegužės 4 dieną Pavilkio trasoj pirmam Lietuvos automobilių kroso čempionato etape. Čiau. Tai buvau pažadėjęs Tomui vaizdo įrašą apklijuoto, kad tai rezultatą matot. Aš visai patenkintas, manau, kai susirinks pilnai trasoj atrodys visai neblogai. Ir pažadą ištesėjau, geltoni veidrodėliai palikti originalus.